Kuomet į šią planetą atsiunčiamos labiau išsivysčiusios būtybės, joms yra patikėtas planas bei užduotys vienai ar kitai planetai vystyti. Jų užduotis yra vykdyti planą ir nešti atsakomybę už tai, ką daro, tokiu būdu dalyvauti planetos evoliucijoje. Tai buvo ir šioje planetoje. Šios būtybės tarnavo 330 000 metų. Visus šios metus jos buvo ištikimos ir atsidavusios tam, kad žmonija iš gyvuliško lygio pakiltų į aukštesnį išsivystymo lygį. Žmogus savarankiškai evoliucionavo 500 000 metų ir tik po to į šią planetą atvyko dvasinės būtybės, kurios vykdė visos planetos vystymą. Jos laikė save dievais, kas jos iš tikrųjų ir buvo, remiantis jų intelekto, proto bei dvasinio išsivystymo lygių. Jos buvo pranokusios tuo metu gyvenusius planetoje žmonės. Šios dvasinės būtybės vykdė didelius darbus šioje planetoje. Jų užduotis buvo išmokyti tuo metu žmonės sėti, nurinkti derlių, prijaukinti gyvūnus, gaminti maistą, vystyti dvasingumo, kultūros išsivystymo bei raštingumo lygį. Kitaip tariant, vystyti kultūringą ir gražią planetą. Po to, kai įvyko sukilimas ir Liuciferis paskelbė savo įstatymus, valdininkai tuo metu gyvenę šioje planetoje tapo puolusiais ir laikėsi Liuciferio įstatymų bei taisyklių. Kaip tokioms būtybėms atleido, atleidžia ir atleis. Kas vyksta su tais, kurie įvykdė tokius rimtus griovimo procesus vietinėje sistemoje? Tai jau buvo trečiasis sukilimas visatoje, kurią jūs žinote kaip paukščių taką. Po šio sukilimo sekė didžiausias griovimas ir jo pasekmės. Kasgi nutiko? Pasakysiu atvirai. Kuomet aukštesnės būsenos būtybės puola ir vėliau suvokia savo klaidą, gailisi dėl padarytų klaidų, bei pradeda eiti teisingų tolimesnės evoliucijos kelių, tokiai būtybei jos puolimas yra atleidžiamas. Tam būtina praeiti tam tikrą pasirengimo mokyklą, kurioje ji turi įgauti trūkstamą įdirbį, patirtį, kad suprastų savo paklydimo priežastį, dėl kurios jis suklydo. Juk būtent dėl tokio paklydimo sekė griuvimo procesai vienose ar kitose planetose. To pasekoje šios būtybės yra siunčiamos į mažiau išsivysčiusias sudėtingas planetas, kuriuose jos praeina išbandymus. Jos turi pajausti kitų skausmą, kančias, kentėti pačios tam, kad suvoktų ir permąstytų savo klaidas ir paklydimus. Jos daro klaidas ne todėl, kad yra blogos, o todėl, kad neturi pakankamai patirties bei meistriškumo gyvenimo kūrimui kosmose. Dėl to jas siunčia į tas planetas, kuriuose jos įgauna reikiamą patirtį bei suvokimą. Įgavus sąmoningumą, jos grįžta į savo evoliucijos kelią ir jį tęsia.